Ištrauka iš romano Vedama tamsos 26 skyriaus. Tuo laiku ji dirbo restorane Labela. Iškilo vaizdinys, kaip ji giliausiame uždaros terasos kampe paskubomis ryja garbanzos con chorizo. Į avinžirnių ir dešros troškinį, verdama kartokų hamon odelių sultinyje, restorano Labela šeimininkė mėgdavo pridėti daugiau bulvių, kad pigiau pamaitintų nelegalius pagalbininkus. Bulves skrandin Antarina nustumdavo pirmiausia. Palikti negali, nes užsitrauksi savininkės nemalonę. Be to, tvirčiau prikimšus skrandį iki vakarinio užkandžio išbūdavo beveik nepraalkusi. Tai vienintelis samdomas darbas, kurį ištvėrė, pamėginus atsikratyti vagiliavimo. Priėmė jį kaip atpirkimą už nuodėmes. Nors, tiesą sakant, gal būtų ir neiškentusi. Tačiau atvargo visą sezoną dėl ten dirbančios lietuvaitės Emos, kuri pasprukusi nuo vyro išgyveno sudėtingą gyvenimo etapą. Tada Antarina aplankė keistas jausmas, kurį kai kurie vadina giminingomis sielomis. Bendradarbė vis žvilgčiodavo į terasą, kurioje nuo ankstyvo ryto iki išnaktų sėdėdavo jos sūnus su gipsuota liesa rankele. Ji baugščiai dairydavosi, kai žvejai atveždavo maišus šviežių midijų ar žuvies, kadangi jai reikėdavo išbėgti iš virtuvės ir sunešti išrikiuotus jūros produktus vidun. Antarina suprato, kad moters gyvenime vyksta esminiai, turbūt pavojingi dalykai, bet neklausinėjo. Tik matė, kaip kartkartėmis nei iš šio, nei iš to bendradarbės akis prisipildydavo ašarų, kurias visuomet suturėdavo. Antarina tik spėliojo, tai baimės ar vaizduotės kuriamų svajonių ašaros. Moteris sutarė puikiai, nors buvo visiškai skirtingos. Nuleistais pečiais ir lakstančių žvilgsniu Ema judėjo paskubomis, visus darbus atliko itin tiksliai, o Antarina kvėpavo pilnais plaučiais, jausdamasi labiau vietinę, nei poilsiaujančią turistę. Garsiai pasisveikinusi su savininku ir padavėja, įeidavo į konservais ir sausų maistų pripildytą restorano sandėlį, kuriame jau kilojo dėžės Ema. Čia, pasislėpusi plaukus po balta gumele prilaikomą kepurėlę su snapeliu, išsitraukdavo iš dailiai sulygiuotos krūvelės išbalintą prijuostę. Norėdama greičiau pasiekti kažkokių Antarinai nežinomų tikslų, Ema pasisiūlė skalbti darbinę formą, pašluostės ir rankšluostukus. Pedantiškai išlygindavo net ilgus prijuosčių raištelius, kuriuos sukryžiavusios nugaroje tvirtai surišdavo priekyje. Taip, prie mėnesinio atlyginimo prisidurdavo 20 eurų, neskaičiuodama asmeninių išlaidų elektrai ar skalbimo priemonėms. Šiame sandėlyje Antarina buvo išmokyta greitai gydyti žaizdas ir nudegimus, be kurių neapseidavo, dirbdamo su peiliais ir tyškančiu verdančiu aliejumi. Pati apie šį gydymo būdą Ema sužinojo iš ispano Antonijo, gyvenusio Nicharo kaime. Lygiomis dalimis pripilti į dubenį acto, vandens, įberti saujelę druskos ir įmerkti rankas. Pirmasis 10 sekundžių siaubingai geldavo, bet jas ištvėrus skausmas apslopdavo. Plaštakos aptirpdavo, įpjovimus imdavo nežėti. O iki ryto žaizdos užsitraukdavo tiek, kad po trumpos nakties ištinę pirštai lengviau užsilankstydavo, o rankos vėl atlikdavo virtuvės darbus. Kai užsikišusios už juosmens pašluostės abiej žengdavo virtuvėn, pro vienintelį stačiakampį patalpos langą iškeliaudavo gaminami patiekalai ir sugrįždavo ištuštintos lėkštės. Pro tą pačią apkaltą angą Antarina matydavo Viduržemio jūros skalaujamą krantą ir prie smėlio statulų triūsianti palapinėje gyvenantį laisvąjį menininką. Iki rugsėjo 20-osios mėlynosios vėliavos paplūdimys būdavo pilnutėlis, nepaisant 40 laipsnių karščio. Vasaros pradžioje užplūsdavo vokiečiai, anglai, naujieji rusai, o nuo rugpjūčio vietiniai šalies gyventojai įsikūrė šiauresnėse Ispanijos dalyse. Sumanesni poilsiautojai, spėję susimokėti už nuomojamus gultus, lenktyniaudavo tarpusavyje, kuris per trumpiausią laiką taps panašiausias į skrudėsį. Kiti nuobodžiaudavo išgleibę ant kilimėlių ir rankšluosčių, viena akimis stebėdami ant įkaitusio smėlio stypčiojančias atžalas. Kai nedirbo restorane,
Ankstyvais rytais, dar prieš užsidarant naktiniams klubams, Antarina užsimesdavo ant pečių rankšluostį, pasiimdavo rankinę, tinkamus drabužius ir planuodama iš savo vietos važiuoti tiesiai į parduotuves, 2-3 valandas skirdavo tik sau, poilsiui, vizualizacijai ir susikaupimui. Tai buvo tik jos vieta, apie kurią nežinojo niekas. Atkampus laukinis paplūdimys, kuriame negirdėti vaikų klykčiojimų ir suaugusiųjų draudimų, toje vietoje, kur prasidėdavo Playa de Serijos. Minkšto smėlio juosta visiškai susiaurėdavo. Šiame paplūdimyje į smėlį susigėrusios bangos palikdavo savo atspaudą, sukietėjusią druskingą plutą. Ši traukianti vietovė, į kurią retai pavykdavo ištrūkti, kai dirbo virtuvėje, išliko jos vizualizacijų erdve, kurią prisimindama jautėsi saugiai nutolusi nuo žmonių, vos tik tapusi ekstranjera Lituana. Ten ir kilo mintis grįžus į Lietuvą atidaryti ispaniškų patiekalų restoraną. Šią idėją, pasidalinusi su Ema ir pasiūliusi jai, turinčiai didžiulę patirtį prisijungti, pastebėjo, kaip sužibo moters akis. Tačiau jau po valandėlės, apsukusi puslėtus delnus skudurais, ši vėl paskubomis peiliu gramdė nuo midijų kiautų baltus, panašius į mažyčius sustingusius ugnikalnius parazitus. Ta akimirka Antarina suvokė, kad ši į kuprą susimetusi moteris neturi tokios laisvės kaip ji. Ema, motina, privalanti pasirūpinti savo sūnumi. Moteris, kuriai tą akimirką svarbiau už viską klientams ruošiamas gardus ir estetiškai atrodantis patiekalas. Žmogus, kuris susitaikė, įsitvėręs į vergišką triūsą dėl vaiko rytojaus. Tada jis suvokė, kodėl jaučiasi drąsi, nes gali trenkusi durimis nesigręžioti. Skaitė knygos autorė Ema Rothwell.